Sveiki, esu Emilis Remeikis, aktyvistas ir visuomenininkas iš Alytaus. Gavau iššūkį kalbėk.lt portale. Iš tikrųjų, portalas sulaukė mano susidomėjimo su pirmaisiais video. Pagalvojom, tikrai įdomi, originali ir gera iniciatyva. O gerai tuo, kad Lietuvoje iš tikrųjų trūksta sąžiningų, protingų, atvirų, gerų žmonių. Iššūkį gavau ir aš. Nežinau nuo ko, nežinau kam tiksliai turėčiau padėkoti, bet dėkoju visiems, kurie beveik 200 žmonių paspaudė palaikau mygtuką į kalbėk.lt portale. Tai iš tikrųjų yra labai malonus dalykas. Dėkoju Jums. Atsakingai vertinama savo turimą patirtį ir turimas kompetencijas, turimas atsakomybę šiai dienai, šį iššūkį priimu. Priimu, nes tikiu, kad galiu būti naudingas savo miestui, galiu būti naudingas politikoje. Manau, kad problemos vienokios ar kitokios reikalauja pasidomėjimo, pastudijavimo, žinių ir gebėjimo protingai ir argumentuotai jas spręsti. Manau, kad tai galėčiau daryti. O dabar iš tikrųjų norėčiau šį iššūkį perduoti kitiems, keliems protingiems ir iš tikrųjų sąžiningiams, geriems alytiškiams. Iššūkį perduodu Ryčiui Valūnui, Kamilei Gimbutaitei ir Tautvidui Tamulevičiui. Noriu matyti jūs politikoje. Tikiuosi, taip ir bus. Sėkmės.